Sveiki visi, šiandien esam Kėdainių rajone, Pupų lauke ir trumpai aptarsim, kokios darbus reikia padaryti šiomis dienomis Pupų laukuose. Pupose vyrauja dvi pagrindinės lygos, tai eschocitozė ir rudoji dėmėtligė. Šiame lauke eschocitozės mes pastebėjom tik tais rudąją dėmėtligę. Jinai yra ir ant apatinių lapų ir kai kur matome jau lipo sėkmingai į viršų ir reikia galvoti apie jau fungicidinius purškimus. Pupos šiuo momentu yra pačioj žydėjimo pradžioj. Matome vienas kitas augaliukas jau pradeda žydėti, bet tai dar nevyksta masiškai visame lauke. Tai yra pirmas signalas, kad reikia planuoti fungicidinį purškimą. Kad efektyviai sukontroliuoti ligas, mes rekomenduojame 2 fungicidų programą. Šita programa mūsų bandymuose buvo pati efektyviausia ir gavome geriausius ligos kontrolės rezultatus ir derliaus priedus. Pirmam purškimui mes rekomenduojame panaudoti Prozaro nuo 0,8 iki 1 litro į hektarą, kad mes galėtume sustabdyti dabar, kas plinta lauke. Tai yra šokoladinė dėmėtligė. Prozaro efektyviai ją kontroliuos ir neleis jai viršum keliauti per augalą. Vėlesniam tarpsnį mes rekomenduojame panaudoti Propulsą 1 litras į hektarą. Su šituo purškimu mes apsaugosim jau susiformavusias ankštis ir dar likusius žiedynus. Propulso normą rekomenduoju išlaikyti maksimaliai, nes pupos yra ilgos vegetacijos augalas ir mums yra reikalinga, kad augalas kuo ilgiau būtų žalias ir būtų kuo mažiau pažeistas ligų. Tai Propulso 1 litras tai padarys tikrai efektyviai ir mūsų bandymuose tai buvo pats geriausias purškimas tarp visų kitų tyriamų produktų. Jei laukuose pupų matote amarų arba vaisėdžių, tai į mišinį su fungicidu galite įdėti decismegą. Decismega norma yra 0,15 litro į hektarą ir su fungicidu jūs taipogi ir sukontroliuosit ir kenkėjus. Pupų fungicidinė programa analogiškai tinka ir žirnių pasėliuose. Tai aišku, reikia irgi taipogi įsivertinti tenai ligas, kiek jos ir kada jos plinta ir tai galima taikyti tos pačius fungicidus. Tiek Prozaro, tiek Propulsas tikrai tinka žirnių apsaugai jūsų laukuose.